Labas vakaras Baltijos televizijos žiūrovai, sveiki atvykę į 35-asias Dakaro ralio maratono lenktynes. Kaip dauguma žmonių laukia naujų metų, taip automobilių sporto entuziastai laukia Dakaro ralio maratono, sunkiausių lenktynių pasaulyje. Na ir šiandien laidoje matysite, kaip kai kurie lenktynininkai, nepaisant to, kad krito nuo motociklų, sugebėjo laimėti greičio ruožą, pamatysit, kaipgi sekėsi Stefanui Peteranceliui ginti savo titulą, praėjusiais metais jis laimėjo šias Dakaro lenktynes. Ir Cyrilas Depré, pakeitęs komandą, ar jis bus toks pats greitas su nauju motociklu. Ir pamatysite, ką apie Dakarą mano tie žmonės, kurie jį įveikė jau nebe vieną kartą. Taigi, 2 savaičių lenktynės iš Rozarijo į Valparaiso, beveik 9000 kilometrų. Na ir sveiki atvykę į Argentinos 3 pagal dydį miestą Rozarijo, kuris išleis lenktynininkus į 35-ąjį Dakarą. Rozarijo tai Che Guevaros ir Lionelio Mesio miestas. Ir pirmą kartą jis priima Dakaro lenktynininkus. Ir Argentinoje šiuo metu vasara, daugiau kaip 30 laipsnių karščio. Taigi, daugiau kaip 9000 km per artimiausias 2 savaitės per 13 greičio ruožų. Ir lenktynininkus nuo starto išleido beveik 1 milijonas žiūrovų. Taigi, 13 greičio ruožų, Argentina, Čilė ir pirmą kartą Bolivija priims lenktynininkus. 2 greičio ruožai bus surengti Bolivijoje ir Bolivijoje važiuos tik tai motociklai ir keturračiai. Beveik 500 ekipažų pasiruošę įveikti 2 savaičių sunkiausias pasaulyje lenktynes. Ir prieš startą buvo surengta techninė komisija, kuri tęsiasi net 3 dienas. O tai Davidas Kastera, šių lenktynių direktorius. Mūsų šių metų tikslas buvo padaryti lenktynės sunkesnės, bet mes nenorėjom daryti dirbtinių kliūčių, mes tiesiog norėjom padaryti ilgesnės lenktynes. Taigi šiais metais greičių ruožai bus maždaug nuo 70 iki 100 km ilgesni palyginus su pernai, o ilgesnis greičio ruožas ir reiškia sunkesnės lenktynes, nes sportininkam milžiniškame karštyje teks iškęsti ilgiau, teks ilgiau sėdėti automobiliuose ar važiuoti motocikluose, o tai ir daro Dakarą sunkesniu, sako Davidas Kastera. Bolivija yra tai, apie ką mes galvojame jau 2 metus, sako Atienas Slavinas. Pastaruosius 2 metus mes net 6 kartus buvome nuvažiavę į Boliviją, žiūrėjome, kur ten galima daryti greičio ruožus. Ir galų gale nusprendėme, kad pietinėje šalies dalyje surengsime 2 greičio ruožus, pažiūrėsim, kaipgi mums sekasi. Nes mums svarbu, kad greičio ruožai būtų netoli Argentinos ir Čilės sienų, tai yra pietinėje Bolivijos dalyje. Ir ten bus surengti 2 greičio ruožai, kur važiuos motociklai ir keturračiai. Tai bus neįtikėtina gamta pasižymintys greičio ruožai. Na ir iki lenktynių starto lenktynininkai turėjo 3 dienas pusiau poilsio, nes tai buvo techninės komisijos ir paskutinių pasiruošimų dienos. Na ir žinoma, vakarinė dalis buvo išnaudota turiningai. Taigi, po 3 techninės komisijos dienų visi susirinko į iškilmingą startą. Starto ceremoniją, anot lenktynių organizatorių, stebėjo daugiau kaip 1 milijonas sirgalių. Na ir štai, praėjusių metų keturračių nugalėtojas Markosas Petronelis. O tai Čeleko Lopesas. Na ir Cyrilas Depré sugrįžusiu po traumos Marku Koma. Tai bus 2 pagrindiniai pretendentai nugalėtojo titulą tarp motociklų.
Na ir žinoma, tradicinis šuolis per podiumą su Hameriu ir Robiu Gordonu prie vairo. Tiesa, šį kartą Gordonas šoko kažkodėl palyginus nedaug. Na ir jūsų ekranuose žmonės, kurie jau yra laimėję Dakarą. De Viliersas, Alatijas, Sainsas ir žinoma Stefanas Peterancelis. Na ir Kamazai. Eduardas Nikolajevas jūsų ekranuose laimėjęs pernai. O tai Nikolajevo pagrindiniai priešininkai, Derojaus komanda su Iveco sunkvežimiais. Ir Alesas Lapraisas su visiškai atnaujinta Tatra. Po to, kai 5. kartą laimėjo Dakarą, Cyrilas Depré pasitraukė iš KTM komandos. 6. pergalę jis bandys pasiekti naujoje komandoje su Yamaha motociklu. Jis seniai svajojo apie prancūzišką komandą. Ir Yamaha France komanda pasikvietė Cyrilą Depré šiais metais važiuoti už juos. Neilgai dvejojau, sako Cyrilas Depré. Man reikėjo kažkokių naujų iššūkių ir tai yra puikus šansas man nugalėti su nauju motociklu. Jeigu Depré laimės, jis savo pergalėmis motociklų įskaitoje susilygins su Stefanu Peteranceliu, kuris yra laimėjęs motociklų važiuodamas 6 kartus. Taigi motivacija gan didelė – pasivyti savo tautietį, kuris beje yra labai geras Depré draugas. Stefanas Peterancelis sako, tai aš pastumėjau Cyrilą pereiti į Yamaha komandą. Jis mano mėgstamiausias motociklininkas, Cyrilas Depré. Reikėjo ruoštis žingsnelis po žingsnelio. Sunkiai dirbau fiziškai šiais metais. Man labai reikia geros komandos, labai reikia gero motociklo, tikiu, kad juos ir turiu. Manau, kad aš nusipelniau laimėti dar kartą Dakarą. Ir tam, kad pasiekčiau dar vieną pergalę, 6. pergalę, dariau viską šiais metais, kad į Valparaisą atvažiuočiau pirmas. Taigi, jeigu Depré laimi, jisai susilygina su savo draugu Stefanu Peteranceliu pagal pergalių skaičių, bet Peterancelis dėl to visai nepergyvena. Jeigu mano rekordą pasieks Cyrilas, tai bet kokiu atveju jis jo nepagerins dar šiemet. Taigi aš vis dar išlieku laimingas, sako Stefanas Peterancelis ir štai jūs matot, jie netgi kartu treniruojasi su motociklais. Taigi, ar pasiseks Cyrilui Depré laimėti 6. kartą? Apie tai mes sužinosim jau po 2 savaičių. Šiais metais mes tikrai galim tai padaryti. Galim tai padaryti iš pirmo karto su Yamaha. Ir Markas Komo, didžiausias jo persekiotojas ir didžiausias priešininkas. Šiandien jis vėl lenktynėse. Markas Komas sako, mes esam 4 visiškai vienodi pilotai KTM komandoje, nebus jokių komandinių nurodymų, mes kausimės kaip lygus su lygiais. Ir jokio pasigailėjimo. O tai Francesco Lopesas. Šis žmogus praėjusiais metais kilo ant podiumo ir šiais metais jo tikslas yra tik pergalė. Honda komanda taip pat labai stipri. Visiškai naujas motociklas ir Helderis Rodrigesas, šios komandos lyderis. Aš turiu 2 podiumus, taigi šiandien mano tikslas yra tik pergalė, sako jis. Taigi, pirmasis greičio ruožas. Iš Rosario į San Luisą. 400 km pervažiavimas bendro naudojimo keliais ir 180 km greičio ruožas. Taigi, Cyrilas Depré pirmasis pradeda lenktynes. Ir kaip visada, senas Lapinas pradeda atsargiai. Žinoma, niekas jam nekliudė, jokių dulkių, jokių priešininkų, jisai važiuoja pirmasis.
Ir pasiklysti čia kol kas nėra kur. Markas Koma startavo antras ir pamažu artėjo prie Cyrilo Depré. Tačiau Markui Komai nepasisekė nugalėti. Lygiai taip pat, kaip nepasisekė ir Cyrilui Depré. O tai Juanas Bareda Bortas, trečias startavęs, netrukus po starto jisai virto. Štai taip. Bet daug laiko neprarado, nesusižeidė ir nesugadino savo motociklo. Ir po to jis pradėjo važiuoti pasiutusiai greitai. Galų gale jisai pirmas atvažiavo į greičio ruožo finišą. Aš esu labai laimingas finišuodamas pirmas. Iš pradžių neradau savo ritmo, netgi nukritęs buvau, bet laimiai nedaug laiko praradau. Po to važiavau konservatyviai, stengiausi nedaryti klaidų, bet važiavau greitai, taip greitai kaip įmanoma. Na ir labai laimingas, kad laimėjau. Paulo Gonsalvesas, Honda lenktynininkas, šiandien antras iš Hondų ir šiandien jis 5 bendroje įskaitoje. 2 minutės 25 sekundės jis pralaimėjo Juanui Bareda Bortui. Alanas Duclo, jūsų ekranuose šiandien Alanas 4 su Šerko motociklu. Ir kokia įnirdinga kova bus motociklų įskaitoje galima matyti iš to, kad pirmas 4 vietas užėmė 4 skirtingų markių motociklai. Taigi mūsų laukia labai įdomias lenktynės. Olivier Painas iš Prancūzijos, šiandien jam nepasisekė. Jis prarado beveik minutę 18 kilometre, turėjo techninių problemų. Ir jis šiandien finišavo už 10 ribų. Jis tik 16. O tai Cyrilas Depré. Sunku buvo jam šiandien pirmajame greičio ruože, bet Cyrilo taktika yra tokia. Jisai niekada neskuba. Sunku buvo daug posūkių, daug stabdymo. Šiaip visai gerai. Jaučiuosi gerai, kad be jokių klaidų pravažiavau pirmą greičio ruožą ir tai yra svarbiausia man. Taigi jūsų ekranuose turnyrinė lentelė. Bareda Bortas, Koma, Depré, Duclo ir Gonsalvesas. Netrukus ginčas tarp Carloso Sainzo ir Marko Komos. Kas atsitiko? Tačiau prieš tai keturračiai. Tai Marko Petronelis ir tai vaizdai iš pernai metų finišo. 2 kartus iš eilės jisai laimėjo keturračių įskaitą ir jis šiais metais pradeda keturračių lenktynes kaip neabejotinas lyderis. Pernai per pirmus 4 greičio ruožus jis susikrovė tokį didelį pranašumą, kad likusias lenktynes galėjo važiuoti atsipalaidavęs. Šiemet nebus taip lengva, šiemet manau, kad negalėsiu taip paprastai atsipalaiduoti, sako Markosas. Šiemet Dakaras kaip niekada sunkus. Ir Kasalė bei Huseini, ko gero, bus didžiausi jo konkurentai. Niekada negali žinoti, kas atsitiks Dakare. Kiekvieną minutę tavęs gali laukti siurprizas. Kiekvienam kilometre tu gali rasti siurprizą, sako Markosas Petronelis. Taigi, Huseinis, Kasalė, o galbūt Rafalas Sonikas iš Lenkijos sudarys konkurenciją Markosui Petroneliui. Taigi, Markosas pirmas pradėjo keturračių įskaitos lenktynes ir taip pat jį pasivijo Ignacija Kasalė iš Čilės. Ir galų gale Kasalė laimėjo pirmąjį greičio ruožą. Markosas nuo jo atsiliko 21 sekundę ir finišavo antras. Į trečią vietą pakilo Lukasas Boneto iš Argentinos. Jisai pralošė minutę ir 17 sekundžių šio greičio ruožo nugalėtojui.
Ir mūsų kaimynas iš Lenkijos, Rafalas Sonikas, jisai atvažiavo šiandien 4. Rafalas jau nebe pirmą kartą važiuoja tarp lyderių keturračių įskaitoje. Šiandien jis nuo Ignacio Casalės atsiliko 1,5 minutės. Taigi automobilių įskaita. Ir štai yra žmogus, į kurį nukreiptas visų žmonių dėmesys. Tai yra Stefanas Peterancelis. 25 jo Dakaras ir jis bando laimėti jau 12 kartą. 12 pergalių iš 25 lenktynių būtų visai neblogai, beveik 50% pataikymas, sako Stefanas Peterancelis. 2013 tai yra tos lenktynės, kurios norėtų kuo greičiau užmiršti Naseras Al-Attiyah. Labai nesėkmingos jam su bagiu. Šiemet jis grįžta su Miniu. Visi nori laimėti Dakarą ir mano planas šiemet su Miniu tik tai pergalė, sako jis. Carlosas Sainzas grįžo su bagiu, tačiau naujų SMG bagis su naujų V8 varikliu. Na kągi, naujas lenktynės, naujas iššūkis. Man tai patinka, sako Carlosas Sainzas. O tai Žinjelis de Viliersas. Mes turim puikią komandą ir puikią techniką tam, kad galėtumėm kovoti dėl nugalėtojo titulo, sako Žinjelis de Viliersas, kuris jau buvo kelis kartus ant podiumo. Na ir šios dienos greičio ruožas prasidėjo štai tokiu vaizdeliu ir pirmieji lenktynininkai ruošiasi startui. Naseras Al-Attiyah. Taigi 400 km pravažiavimas iki starto. Ir startas. Štai Žinjelis de Viliersas pradeda lenktynes. 2009-aisiais jis nugalėjo, 2011 ir 2012 jisai laimėjo 2 vietas. Ir šiandien jau pirmam greičio ruože jis susidūrė su problemom. 60 kilometre sugedo jo automobilio vairo stiprintuvas. Teko taisyti ir lenktynininkai prarado net 5 minutės dėl to. Ir galų gale lenktynių finiše jis nuo nugalėtojo atsiliko net 15 minučių. Štai taip lenktynės prasidėjo Žinjeliui de Viliersui, Toyota komandos lyderiui. O tai Stefanas Peterancelis. 25 Dakaras. Ir žinoma, kaip visada, Stefanas pradeda atsargiai. Svarbu nelaimėti greičio ruožą, svarbu nedaryti klaidų, bent jau pradžioje. Jis važiavo atsargiai, bet pakankamai greitai. Šiandien jisai 6. Nuo nugalėtojo atsilikęs 4 minutės ir 21 sekundę. O tai Naseras Al-Attiyah, žmogus, kuris važiuoja visiškai atvirkščiai. Jis visą laiką važiuoja maksimaliai. Šiandien Naseras buvo greitas, tačiau negreičiausias. Naujas automobilis ir prie jo dar tenka taikytis. Naseras šiandien 3. Manau, kad važiuosiu tokiu pačiu ritmu. Norėčiau trupučiuką pakeisti automobilio reguliavimą. Pakaba netinka mano vairavimo stiliui, sako Naseras Al-Attiyah. Šiandien Naseras atsiliko 47 sekundės nuo nugalėtojo. O tai Carlosas Sainzas. Carlosas Sainzas šiandien 5 vietoje, 4 minutės. Atsilikimas nuo nugalėtojo. Štai finišuoja Carlosas Sainzas ir iš karto po finišo teko aiškintis su Nani Roma. Kažkas kažkodėl tai nepatenkintas ir panašu, kad nepatenkintas Carlosas. Taigi, 2 tautiečiai susiginčijo, kas kurio nepraleido. O tai šios dienos didvyris. Carlosas Souza iš Portugalijos su Kinijoje gamintų Haval automobiliu. Šiandien jis pirmas ir tai yra pirmas laimėtas greičio ruožas Kinijoje gamintam automobiliui. Tiesa, kiniškų detalių jame labai jau nedaug. Paskutinius 50 km galvojau, kad neatvažiuosim. Iki finišo buvo labai sunku, nes dingo oro kondicionierius ir buvo problemų su automobilio užžinimu. Bet kažkaip tai finišavom ir aš nusipelniau laimėti, sako Carlosas Souza. Taigi, Souza Terranova atsilikęs tik 11 sekundžių. Tai yra greičiausias minis. Toliau Al-Attiyah, Nani Roma ir Carlosas Sainzas.
Netrukus sunkvežimių įskaita. Ir žinoma, Eduardas Nikolajevas. Tačiau iš pradžių naujienos. Erikas Vigorų šiais metais nevažiuoja. Šiais metais dėl finansinių problemų jisai pasidarė tik tai komandos vadovu. Jisai paruošė du bagius ir Gerlenas Šišeritas važiuoja už Eriko Vigorų komandą. Man teks sunki užduotis, todėl kad pusė mano komandos yra amerikiečiai, pusė prancūzai ir aš turėsiu būti ta tarpinė grandis, kuris padės susikalbėti komandai. Rosario tai miestas, kuris per lenktynių atidarymą priėmė daugiau kaip 1 milijoną lankytojų, 1 milijoną svečių. Ir tai yra sunki užduotis lenktynių organizatoriams. Susitvarkyti su tokiu srautu, su tokia minia. Amerikoje Baja čempionatas rengiamas jau daugelį metų ir jau antrą kartą iš eilės rengiamas Baja Challenge, Dakar Challenge. Vienas iš šio čempionato Dakar Challenge laimėtojų gauna teisę važiuoti Dakaro ralio maratone. Rodžeris Normanas, Baja čempionato savininkas, sako, kad mes norim labiau išpopuliarinti Dakaro lenktynes Amerikos žemyne ir tai šitas Dakar Challenge'as mums tikrai padės. O tai KTM komanda, visi KTM komandos lenktynininkai turi užsiklijavę specialius lipdukus atminti Kurtui Kaseliui, kuris šiais metais vienose iš lenktynių tragiškai žuvo. Tai buvo vienas iš KTM komandos lyderių. Taigi sunkvežimių įskaita. Eduardas Nikolajevas pernai verkė iš džiaugsmo. Tai buvo pirma jo pergalė KAMAZ komandoje. 3 lenktynės jo karjeroje ir štai šis jaunuolis iš karto laimi sunkvežimių įskaitą. Įdomiausia tai, kad jis nelaimėjo nei vieno greičio ruožo pernai, bet laimėjo lenktynes. Mano uždavinys nebuvo laimėti greičio ruožus, aš žinau, kokios ilgos tai lenktynės, man svarbiausia buvo laikytis tarp lyderių ir žinoma, svarbiausia tai yra tikslas nugalėti. Ir štai tas tikslas ir džiaugsmo ašaros. O tai Derojus ir jo komanda. Derojui pernai labai nesisekė. Žerardas pasakoja, kad pernai mes pradūrėm padangą, pernai mes turėjom daug techninių problemų, tačiau galų gale finišavom nuo 2 iki 4 vietos, 3 mūsų komandos automobiliai ir mus skyrė tik tai 5 minutės. Turint omeny Dakaro ralio maratono ilgį, tai visai nėra daug. O tai Alesas Lopraisas su visiškai nauja atnaujinta Tatra, kuri yra daug greitesnė, turi ilgesnę bazę ir galingesnį variklį. Mes nieko negalim numatyti lenktynių finišą, turint omenyje šių lenktynių ilgį, aš negaliu pasakyti, kas laimės ir kur mes atvažiuosim, bet mes bandysim pasipriešinti didžiosioms komandoms. Su mūsų komanda ir mūsų biudžetu tai bus padaryti labai sunku, sako Alesas Lopraisas. O dabar pasigrožėkite Dakaro vaizdais ir paklausykite tų žmonių, kurie baigė jau ne vieną Dakarą. Čia nereikia vertimo, visa tai yra tik emocija. O tuo tarpu aš papasakosiu apie tai, kaipgi sekėsi 2 lietuviškiems ekipažams. Antanas Juknevičius ir Vytautas Obulevičius bei Benediktas Vanagas jau finišavo. Ir čia nedidelis siurprizas. Antanas Juknevičius finišavo 66, Benediktas Vanagas 79 ir Antanas įvežė Benediktui net 11,5 minutės. Na, kaip ten bebūtų, svarbiausia, kad abu lietuviai jau finiše ir gali ruoštis rytdienos lenktynėms. Mucho respeto. Desafio
incredible scenery. Beauté. Desierto. Je dirais sable. Découvert. Ça doit le rester. Pasión por el desierto. La mejor carrera del mundo. Felicidad. Y sueño. It's a dream for everybody. Na kągi, kas mūsų laukia rytoj? Antrasis greičio ruožas iš Rozarijo į Saltą. Ir tai jau tikras greičio ruožas, smėlynai ir jokių kelių. Taigi, likite su LNK ir nepamirškite mūsų žiūrėti rytoj vakare. Dakar!